Na, manau, reikia atsakyti į šitą klausimą, nes labai dažnas patiškai vos ne kas antras klausia, net ir kai tiesioginės transliacijas vedu, tai dėl tų miego ant sėdinių. Kažkodėl tai visiems labai didelė problema, atrodo vos ne didžiausia problema yra tas, kad aš miegu ant sėdinių. Nu, tokie va, su skardiniais busiukais, kur važiuoja. Bet iš tikrųjų, nu čia, nežinau, man čia yra pati mažiausia problema šitam darbe. Tas miegas ant sėdinių. Man čia visai patogiai miegasi. Aišku, aš esu, kaip sakant, pati daug matraso turiu aplinkui, kaip sakant, lašinių, minkštai gulisi. Nu, ir aš, aišku, netiesiai ant sėdinių miego, aš tam kažkokį kaip čiužinėlį pasitęsiu. Nu, kad ir plonas, bet jis vis tiek čiužinėlis. Nu, ir aišku, aš esu 1,80 m kažkur tai. Bet vat aš esu riba jau. 1,80 m yra riba, kai dar gali miegoti ant sėdinių ir dar nebus labai didelio tokio diskomforto. Bet jeigu jau esate aukštesnis negu 1,80 m, tada jau žinokit ant sėdinių geriau ant tokių būsų nedirbkit, nes bus sunku jums. Nei išsitiesit, nei susirėsit, bus labai susirėtęs, bus tikrai nepatogu. Čia 1,80 m maksimumas. Ir tikrai čia mažiausia bėda. Čia didžiausia bėda yra tas, kad važiavimas toks non-stopinis, kai tau visas režimas darbo laiko ir miego išsiderina. Ir dar labiausiai erzina tas, kad kai tu miegi ant sėdinių, tose metaliniuose busikose nėra daiktų, kur susidėti. Ir tu čia, kaip aš juokauju, gyveni tokiam šalmane grinai. Ypač kai važiuoji atgal, tai čia pas mane grynas šalmanas. Nes tu jau ten nebežiūri, kur ką dėti, meti bele kur, kai aš į namų pusę važiuoji. O taip, ką nors, kai reikia pasiimti kokį nors daiktą, tai tu turi, pavyzdžiui, dėl vieno daikto turi visus nukelti nuo sėdinės daiktus. Tada pasiemi ir iš po sėdinės tą daiktą, tada vėl viską užverti. Čia didžiausia problema yra susidėti daiktus, nes čia nėra vietos daiktams. Tai gerai, kai tu dirbi ne kadencijomis, tai dar kažkiek tai tų daiktų mažiau, bet jeigu taip reikėtų išvažiuoti kadencijomis, tai čia būtų didelė problema su tais daiktais. Nes nei krovinių skyrių nėra vietos, ten iš vis nėra kur susidėti, nei čia. Todėl toks va čia yra didžiausia problema. Ne miegas ant sėdinių, o tai, kad nėra laiko režimo ir nėra kur daiktų susidėti. Va čia didžiausias yra problemas. Kiti būna ant tų miegamų, ant tų tokių skardinių pasidaro miegamas vietas tenai gale. Bet, tai žinot, aš sakau, kai aš, kai sakant, nemažai sveriu, tai ta miegama vieta tenai, man atrodo, manęs net laikytų tenai. Nu ir nepatogu ten laipioti būtų. Čia va geriau būtų tos tvinkabai, kur yra grinai už sėdinių miegama vieta. A čia tie tokie, kur geležinėse busikose tos miegamos vietos, ten žinot, ir atima vietą iš krovinių, ir ne visada irgi miegos, nes bus gali būti užimtas kroviniais. Tai vienu žodžiu, čia, kaip sakant, mažiausia problema šitoj srityje. Bent tu esi labai labai aukštas, va tada tai bus problema.